Džiaugsmo žudikės. Killjoy. Saros Ahmed feminist Killjoy. Džiaugsmo žudikės. Dar reikėtų pridėti jo, kad feminist Killjoy. Austėja? Tai aš esu Agnė. Džiaugsmo žudikės. Jau. Jau. Taip. Sveiki, sveiki. Labą dieną. Sveiki ir sveikos. Tai šiandien jau antra piktų žudikių. Džiaugsmo žudikių iš tikrųjų. Serija, ne epizodas. Nu, arba gali būti ir trečia, jeigu gali būti ir trečia. Kažkas man sakė, kad labai susierzina, kad kodėl mes nulinė. Iš tikrųjų, aš irgi, kodėl yra ta nulinė ir yra pirma ir antra. I had no say in this. Pilotinę. But I had no say in this. Aš tai nesuprantu tų pilotinių bajerių, frankly, bet nieks su manim apie tai nekalbėjo. Tai, iš esmės man kaip ir vienodai šviečia, bet iš kitos pusės aš suprantu, kad fainiau yra 1, 2, 3, o ne dėl ko aš nemėgstu visų šitų, atsiprašau, ground floor, kur, not ground floor, it's just fucking first floor. Taip, teisingai. Tai tada sakykim, kad tai bus, pereikim prie to, kad bus trečia serija ir šiandien arba šį kartą mes pašnekėsime ne apie konkretų filmą ar serialą, bet apie tokį reiškinį, didžiulį reiškinį, kuris išsiplečia į daugybę tokių poreiškinių, mažų reiškinių, kurie paskui išsireiškia į didelę industriją, tai yra grožio industrija. Taip, kažkiek su kinu bus vis tiek susiję, su kino industrija stipriai, tiesą sakant. Ką jau kalbėti apie Hollywoodą. Ir tai mes kalbėsim šiandien apie jaunystės kultą, plastinės operacijas, kūno modifikacijas, oraus senėjimo nesąmonės. ir tikriausiai ir Hollywoodą būtinai paminėsim visas žvaigždės. Tai jo, nuo to gal ir pradėkim, nuo to jaunystės kulto, ar ne? Kaip jis čia prasidėjo? Tai šiaip jau žmonės apskritai visą laiką, man atrodo, ganėtinai toks žmogiškas dalykas yra kažkiek, nežinau, obsesyviai vertinti tą jaunystę ir tai susiję kartu su mirties ir baigties tuo neišvengiamumu ir nes jaunystė tai yra, gyvybė ir gyvybingumas ir gyvenimas, o senėjimas, arba senas amžius jau yra, jau ta, kaip sakant, tokia gyvenimo saulėlydis, tai žodžiu, tai natūralu, kad žmonės visais laikais kažkiek tai norėjo tą sustabdyti ir, tai tikrai esat girdėję apie The Fountain of Youth, nežinau, lietuviškai. Jaunystės fontanas. Bet tas jaunystės fontanas toks labai būtų kaip ir tiesioginis vertimas, bet lietuviškai lyg būtų gyvybės vanduo ar kažkoks, bet gyvybės vanduo lietuviškam kontekste, ten etniniam turi kažkokią tai šiek tiek gal kitą reikšmę, ne visai tą pačią. Jis ten toks gal platesnė turi reikšmę, o tas jaunystės fontanas tai konkrečiai yra susijęs su tuo žodžiu, nemirtingumo ir jaunystės kažkokiu tai sustojimu, sustabdymu, gyvenimo sustabdymu pačiam jėgų žydėjime ir amžinos jaunystės pažadu. Ir jis kaip ir buvo visais laikais įprastas. Netgi labai ten įdomių dalykų kažkaip nagrinėdama radau, bet čia mes žinoma daug neužčiuopsim, daug giliai nenulysim, bet norėjau paminėti, kad tarkim ten koks nors Herodotas net rašė apie tokius pusiau, nežinau, kiek jie ten fikciniai buvo ir jo išgalvoti kažkokia tarsi gentis ichthyophagi, jisai jos vadino, tai yra graikiškai kaip ir verstusi žuvies valgytojai, kurie gyveno Mesopotamijoje
senovės ir, žodžiu, kad jie tarsi buvo atradę kažkokį va tą nemirtingumą ir gyvybės ir jaunystės tokį šaltinį, tarkim, dietoje, tai ką jie valgė, tai kad jie maitinosi žuvimi ir ten gėrė vien pieną, nu, man taip įdomu ir tada irgi labai įdomu, nes kažkaip iš karto... Skamba labai gerai pienas su žuvim. Jo, ne, tai gal ne to pačiu metu visą tai vartojo, tikėkimės, bet paskui iš karto man šovė mintis apie Ikarijos salą, kuri yra Vidurio Egėjuje kažkur, nu gal šiaurės vakaruose labiau. Ir ta sala yra žinoma visame pasaulyje kaip sala, kurioje ilgiausiai gyvena žmonės. Tiesiog ilgamžiškiausi žmonės. Na ir jų tas gyvenimas toks, nėra, kad jie nepasentų ir nesentų, to dar niekam nėra pavykę, bet jie išgyvena iki labai ilgo amžiaus. Nu ir žinoma, kai ten visi vyksta mokslininkai aiškintis, kodėl jie ten tokie ilgaamžiai, nu tai nes puikus klimatas, nes jie tikrai niekur neskuba, turi savo darželius, susižvejoja žuvies, pasigamina vyno ir gyvena, nu, čia tas vadinamas slow living ir panašiai. Jo, bet čia truputį kitoks gyvenimas, kur tu toks, ne į išorę orientuotas. Jo, ir toks kažkiek gal iš vienos pusės kapitalizmo paraštėse. Dėl to tie žmonės tarsi jau ir geografiškai atskirti nuo viso šitų rungtynių. Žiurkių rungtynių. Jo, žiurkių, rat race. Tai kažkaip jo. Ir drauge tada vėl besvarstydama šitos dalykus nuklydau ir apie tai, kad kokia didelė dalis mokslo yra irgi susitelkusi į šitą tokį kartu ir atrodo, nu, ne visai tobulimą, bet tokį neįmanomą, irgi tokį vat, kaip sustabdyti senatvę ir čia yra daugelis mano, kad galbūt nes yra atrasti tokie dalykai kaip telomerai ir ten tas telomerazės procesas ir kad, žodžiu, telomerai yra, nu dabar net, nu žodžiu, DNR dalis kažkokia ir kad jie yra atsakingi už kaip ir ilgaamžiškumą ir taip toliau, neužsirašiau, reikėjo užsirašyti, nes aš, nu žodžiu, ir kad ne va tai čia irgi va jau kažkoks tarsi užčiopė siūlo galą ir bando dabar kažkaip, na, kad galbūt kažkada ateityje bus įmanoma atsukti tuos procesus atgal ir kad mes jau nebesensim ir kad mirtis bus nugalėta ir panašiai. Nu, čia tokie, yra tokių ambicijų, yra nemažai ir jos va tokios vyksta. Aš atsimenu tokį straipsnį apie tai, kad toj gersim tabletes nuo to, kad nepražiltume. Kad sustabdytume šilų plaukų. Aš čia tai kreipsiu. Įsivaizduoju, kas būtų plaukų dažų industrijai, jei taip įvyktų. Nežinau, jo, tada. Ne, bet tai žmonės ir taipgi dažo plaukus, ne vien žilus. Bet bet tai va čia taip įdomus čia šitie dalykai, bet vis tik tai, nepaisant to, kad žmonės visą laiką kažkiek buvo, norėjo tą mirtį tarsi nugalėti ir ieškojo to gyvybės ar ten nemirtingumo vandens. Bet tokios obsesijos su jaunyste ir tokio jaunystės kulto, kuris būtų irgi puikiai išnaudojamas kapitalizmo, na, kaip ir nelabai buvo. Ir čia yra labiau toks modernybės produktas ir kiek pasidomėjau, tai jisai taip vat atsirado po karo, maždaug kokiais apie kokius 60 metus. Bet šiaip atsirado, jei kalbam apie, pavyzdžiui, plastinę chirurgiją, tai viskas nuo Antro pasaulinio karo, kai jau visos deformacijos reikėjo, kas buvo, sakykime, funkcionalu, ar ne? Kaip ir viskas prasideda nuo karo pramonės, visi išradimai. Tai šitas vienas iš išradimų, neva tai irgi yra susijęs taip pat su karu, Antru pasauliniu. Jo, bet kažkiek, tai bet jis buvo, kaip sakai, jis buvo toks labiau, na,
dar nebuvo apropriuotas grožio industrijos, nes apskritai dar nebuvo sukurtas tas toksai jaunystės kultas pardavimui ir žmonės dar nebuvo prieš pastatyta senatvė jaunystėj. Tie gyvenimo tarpsniai egzistavo drauge ir vienas kito neužgoždami ir vienas nebuvo laikomas geresniu nei kitas. Ir man atrodo, kad va tada kažkaip kartu su tokiu, apskritai, nežinau, rinkodaros ir viso kito vadinamo marketingo, žodžiu, išbujojimu, man atrodo, kad tai yra susijęs su tuo labai ir kad buvo pastebėta, kad galima, tai yra dalykas, kurį galima parduoti ir žmonės galima įtikinti, kad tai yra siekiamybė. Sukurti tą industriją, jo, grožio ir jaunystės industriją. Prasidėjo viskas nekaltai nuo lūpdažio ir tada pajudėjom iki paryškink lūpas, tai paryškink ir savo, žandikaulio liniją. Wow. Čia tas turbūt irgi lengva dabar jau. Bet čia turbūt irgi kažkiek susiję ir apskritai su ta, vėlgi tuo pačiu metu visiškai išpopuliarėjusio, kaip neišpopuliarėjusio, tarkim, į priekį atsistojusią vizualumo kultūrą, kur, jau televizija buvo prieinama ganėtinai plačiai jau tuo laiku ir visiems, ir kinas taip pat, ir jau buvo prasidėjusi ta industrija gana rimtai užsisukusi, tai žmonės jau tada turėjo kažkokias ten dievaitės ir dievukus. Bet man atrodo, kad dar tas labai susiję, aišku, čia irgi giliau, jei pasižiūrėjus su visa eugenika, ar ne, su visais tobulinimais ir kas yra tas idealas. Va čia yra tokia įdomi pasvarstymas, kas yra ta ikona, kas tas yra grožis ir kas yra negrožis. Tai reiškia, kad yra gyvi... Ir kas mes turime nustato? Baltą odą, ar ne? Tenais yra visi ten mažos kojos. Tai jau senai šitas vyksta, tas kažkoks palaikymas to kažkokio standarto, ar ne? Ir viskas, aišku, bandoma, visi bandymai ir visas tas suvaržymas yra visą laiką ant moters kūno. Ne, tai žinoma. Ir yra tie korsetai ir visa kita, ir tas visos kankinės ir suvaržymai yra, jo, sakykime, išbandomi ir nežinau, plėtojami ir eksperimentuojami ant moters kūno, kas niekas nesikeičia, vis dar turime tą pačią tendenciją. 80% daugiau moterų darosi plastinės operacijas iki šiandien. Čia rimtai? Šakės. Taip. Siaubas. Visa rinka yra praktiškai grįsta plastinės chirurgijos moters grožio idealo siekimu. Kaip, tai čia irgi, aišku, nestebina, nes visiškai nestebina, nes moteris yra vis dar, kas mane nuolatos labai liūdina. Ir kai čia nesenai Facebook'e vienas žmogus papostino kažkokį tai mėmą, ne mėmą, ten kažkokį, žodžiu, ten mergina, kuri NASOje atlieka praktiką ar kažką tokio, ir ten ir tai ta mergina ten, žodžiu, nufotografuota ir prieš pastatyta šitai viena iš Kardashians. Of course. Ar Jenner? Ne, Jenner. Kylie Jenner, man atrodo. Kuri ten iš tų visų klanų yra kažkokia manikenė. Taip, Kylie. Tai, bet nesu tik, žodžiu, kažkuri ten iš jų tokia aukštesnė. Tai jinai, tai jos yra prieš pastatomos ir maždaug pasakyta, kad viena tai čia yra... Beje, irgi noriu pridėti, kad ant ta NASO's, žodžiu, praktikantė irgi lygiai taip pat jauna, ten irgi yra taip pat konvencionaliai, labai patraukli mergina. Ir tiesiog, kad jinai ten tą dėvi, ten, nežinau, NASO's kažkokią tai uniformą. O veidrodyje ten nufotografuota ta Jenner ir ten su, žodžiu, su kažkokiu ten nematomu bikiniu beveik. Na ir kad, žodžiu, kad viena ten dirbo, kad tipo, kada mes pagaliau nustosim mergaitės skatinti
nusiekti ten to, nu, Tokio tipo, idealo. tokio idealo, kodėl negalime mergaitėms rodyti autoriteto tos, nu, vat, žodžiu, kažkokios mergaitės mokslininkės ir panašiai. Ir ten atsirado daug labai visokių komentatorių, kurios ten šiek tiek pasipiktino tuo, kad, na, žodžiu, kodėl mums reikia prieš pastatyti tas dvi moteris, kodėl negerai yra, nu, žodžiu, kodėl jos abi negali būti ir kas čia blogo, jeigu tu tiek į savo kūną įdedi ir panašiai. Ir tarkim, kodėl reikia jas prieš pastatyti, kaip va, tokia moteris gera, tokia moteris negera. Ir man atrodo, kad nu, ne apie tai čia klausimas, o ir ne tame yra problema. Problema yra tame, man čia tokių labai liberalių feminizmo atsiduoda, kai yra, taip. Ne, čia viskas yra seserystė ir čia visos yra fainos. Tai, palaikykime tai žinoma, ir tą, kuri nori ir didesnės krūtinės ir visa kita. Tai žinoma, tai iš vienos pusės be abejo, bet mes, jeigu kalbam apie kažkokius platesnius klausimus ir kažkokius tai ten idealo, žinai, kažkokius formavimus arba vaikams, žinai, į ką jiems reikėtų lygiuotis ir panašiai, tai mano galva, tai, nu, va, šitos visokios Jenner Kardashian situacijos kaip tik yra, nu, labai blogai. Ir tai yra blogai todėl, kad moteris yra įstumtos į šitą vizualumo košmarą, nu, bet labai... nuo amžių amžinųjų ir mergaitės vis dar yra vertinamos pagal išvaizdą visą laiką ir jom komplimentai yra duodami pagal išvaizdą nuo pat mažumės. Kokia graži mergaitė, kokia miela mergaitė. Ir taip, kokie gražus pirštukai grakštus. Nu, taip. Bet jo, šiaip labai gerai pataikė į Kardashian, aš netgi skaičiau kelis straipsnius, koks tai yra dabar kultas, tas kultas prasidėjo nuo tada, kai prasidėjo tas realybės šou jų. O Dieve mano. Ir net yra terminai Dash Effect. Ir visi... Wow. Taip, kurie vienas yra, tai ta siekiamybė yra pats veidas, nu, kaip, pavyzdžiui, pūstos lūpos irgi tarsi yra Kardashian nuopelnas, kad vat, moteris siekia tokio būtent idealo ir kad tai atsirado kaip grožio standartas, kad tos lūpos turi būti tokios papūstos ir jos yra visiškai normalizuotos ir tarsi niekada kitaip ir nebuvo. Ir yra tas vadinamas braziliško užpakaliuko siekiamybė irgi, kuri irgi yra iš Kardashian taip pat. Na, aš nežinau, kas pirmas iš tikrųjų, nes braziliškas tas užpakaliukas vadinamas tas... Ne, jis egzistavo tai senai. Jisai egzistavo jau senai, bet jinai kažkaip įtvirtino jau tą visą standartą, kad čia iš tikrųjų vat, yra viskas su tuo gerai, jei tu turi tą pilną didelį apvalų užpakalį. Bet matai, bet čia irgi yra ne vien tai, ta prasme, ta visa figūra, kur kažkoks ten irgi, mačiau, kažkada buvo mėmas geras, kur ne va tai, va, Kardashian aproprijavo tą akmens amžiaus Veneros ar kokį, ne akmens amžiaus, nu, žinai, ta skulptūrėlė tokia yra, pamiršau, kurio ten laikotarpio. Tai, bet esmė tai yra, kad čia toks irgi nėra vien tas kažkokie tie klubai ir tas BBL, yra tuo pačiu ir be galo plonas liemuo, kas, na, čia priklauso nuo žmogaus genetikos ir čia retais atvejais taip sukrenta kortos, kad kažkas taip atrodytų. Retais. Tai čia, nu, yra labai keista ir įdomu matyti, kaip žmonės pradėjo kopijuoti šitą dalyką ir žinoma susidūrė su tuo faktu, kad nu, kad ir kiek tu ten neva tai sportuotum ir kažką tai darytum, konkrečius kažkokius pratimus, taip tau niekada nesigaus, nes tiesiog tavo struktūra kūno kitokia. Nu, ir tada plastinės operacijos. Jo. Tada prasideda pjaustymai ir plastinės operacijos, bet man tai įdomus tas, aš nežinau, aš niekada nežiūrėjau Kardashian realybės šou ir man visi realybės šou yra kažkas tais kitas pasaulis. Na, išskyrus lietuviškus, iš tikrųjų, lietuviškų esu pasižiūrėjus, nes ten jau
Visi žiūrėjo, visi. Tai vaikystėje tai visi esam žiūrėję. Tai. Ten visas tas žvaigždžių, kaip ten akvariumai ir panašiai. Tai. Tai man įdomu, kas vis dėlto, galima spekuliuoti, kas buvo pirmiau, ar buvo pirmiau tas, kad Kardashian būtent pasiūlė šitą visą jų transformaciją tam, kad jos iš tikrųjų pabūstintų visą plastinės chirurgijos industriją. Nes atrodo, kad daug to būtent iš ten ir ateina tas išpopuliarinimas visų tų plastinių operacijų, ateina tarsi ten, kur bedi, ten atrodo visą laiką, kur siūlas eina, tai galas eina pas Kardashian. Ir man įdomu, aš žinau, kad ta prasme, tai gali būti ir spekulacija, ir sutapimas, bet labai daug tos ten sesės, kas jos ten, nežinau, pusseserės. Sesės, su kad užinfluencino, basically. Taip, jos gerokai įtakojo visą šitą industriją ir be galo dideliais milijardais pripildyta kaip čia rinka. Tai aš galiu pasakyti, kad 2021 metais visa šita plastinės chirurgijos, mes kalbame, plastinė chirurgija tai yra viena, kuri yra tarsi ta su skalpeliu ir kita be skalpelio. Tai abi jos, bet populiaresnė ir vis dar, tam tikrą prasme efektyvesnė, nes efektyvu tai yra vis dėlto su skalpeliu plastinė chirurgija, ta intervencinė. Tai generuoja 21 metais 67 milijardai dolerių. Bet čia kalbam apie Ameriką konkrečiai. Ne, čia įeina Europą, Šiaurės Amerika, visos šalis. Ir 23 metais 74 milijardai. Wow. Ir tai prognozuojama, kad, tarkim, po 10 metų, dabar jau po 8, ši rinka bus 139 sudarys milijardus dolerių. Tai auga tokiais Taip. žingsniais, kad ir yra net nemažai straipsnių iš vienos pusės ir iš kitos pusės žinoma, bet skaičiau vieną apie tai, kaip viena mokslininkė jinai analizuoja, kaip normalizavo po truputį tą visą rinką ir kaip tarsi taip iš lėto pradėjo pramušinėti tas visas plastinės chirurgijos visas tendencijas. Tarsi tai būtų viskas prasidėjo nuo to neigiamos konotacijos, kaip tu ir sakei, kad viskas 60-ais ten nukritę papai, nutįsę tas pagurklis, viskas tarsi krenta nuo kaulo tysta. Gravitacija daro savo darbą. Ir visos šitos etiketės, jos buvo įsteigtos būtent per visus tos grožio žurnalus. Ir tie standartai steigiami per tai, kad jo, kaip ir tas jaunystės kultas. Ir kitas, kas įdomu, tai kad čia viską galima patobulinti, viską galima sumažinti, patempti, ištemti. Ir dabar jau ateinam iki tokio lygio, kad tarsi mada yra, arba ten jau tie žurnalai tarsi diktuoja tokias sąlygas, kad tai turi atrodyti natūraliai. Tai reiškia, kad tu neturi pastebėti, kiek ten pas tave yra tų operacijų. Kas yra, žinai, subtiliai. Jo, ir čia toks turbūt baisiausias dalykas yra tas, kad nepastebėti galima tik pačioj pradžioj ir kai žmogus yra jaunas dar. Ir baisiausia yra tai, kad dabar žmonės,
konkrečiau moteris, nes vyrų nėra daug, kurie darytų jaunystėje plastinės operacijas, net ir vėlesniam amžiui, tai dabar tas amžius yra siaubingai jaunas. Ta prasme, merginos, kuriuom yra 19-18 metų, jau pradeda darytis plastinės operacijas. Ir aš čia nekalbu apie ten tą rinoplastiją ar kaip ten, žodžiu, ten, tarkim, kažkokį ten nosį nori susimažinti ar dar kažką tai, ar kad būtų labiau cute pasidaryti, bet turiu omeny tempimus ir botoksą pradeda leistis jau tokiam amžiui, kai yra oda visiškai absoliučiai jauno žmogaus ir nieko jai nereikia, jokių intervencijų. Nereikia, tarsi apskritai, kada reikėtų, bet turiu omeny, kad tai yra visiškai radikalu ir neadekvatu netgi tokiam amžiui. Dėl to čia irgi tas, ant kiek tas ageizmas ir baimė pasenti veikia žmonės iki tokio lygio, kad vos ne 9 metų mergaitės eina ieškoti ten, žinai, kremo pradeda pirkti atjauninančius kremus. Ta prasme, tai čia jau yra visiškai toks kažkoks, man atrodo, jau pasiekti yra toks dugnas toks pasiektas geras. Bet, įdomu, ar kada nors bus taip, kad tiesiog negalėsi pasakyti, ar nesugebėsi pasakyti, ar tas žmogus, nes kaip tu ir esi teisi, nes kai tau pasako, kad jai yra 56 metai, arba ten 60, o ten raumuo nei vienas nejuda, tai akivaizdu, kad žinosi, kad niekaip tu jos nepaslėpsi jau to amžiaus, bet kokiu atveju. Taip, ne tik nosis, bet ir tuo pačiu, kad ir kiek ten kalbama yra apie visą kūno įvairovę ir panašiai, ir kaip visi mes turime priimti ir rinktis taip, kaip norime, ir rengtis, ir žodžiu, ir tas kūnas turim priimti tokį, koks jis yra, bet yra dabar ta tendencija Ozempic, šito viso naudojimas, kaip čia, vaisto nuo cukrinio diabeto, naudojimas tam, kad sulėsėti greičiau, efektyviau, ir ten tikrai matosi ta visa tendencija ir pačiam Holivude, kiek teko pasižiūrėti ir kiek parodo tau Facebooko šiukšlynas. Tai dar ir tas labai paskatina būtent tas visas plastinės operacijas, dėl to, kad viskas krenta, pradeda kristi. Taip. Tysti ir reikia kažkaip suformuoti ir modifikuoti tą kūną ir kažkaip jį, kad ir mes matome tokias, jai gal teko Linda Evangelistą pamatyti, kur jinai nesirodė ten kažkurį laiką, tas modelis, kuris priaugo svorio, ir kaip ir vyresniai moteriai tikriausiai taip nutinka dažnai. Tai jinai pasidarė nusiurbimą, man atrodo, riebalų. Ir jai taip deformavo jai turėjo modifikuoti tą kūną ir viską ten pagražinti tas linijas, kad ir viskas išėjo, kaip čia sakyti, žaibo. Švelniai pasakys, nes visiškai deformavo kūną. Absoliučiai. Tokie pavyzdžiai, kurie, taip tu gali ten patobulinti nosį, ar ten, nežinau, kažką ten vokus išsikirpti. Siaubas, nežinau. Kad neužkristų, bet tu to jaunystės, vis tiek, jinai išryškės tau tą senatvę, bet kokiu atveju. Tai žinoma. Net ir su tom plastiniam operacijom tu vis tiek matysi. Tai taip, bet tai čia amžinas. Taip, čia toks amžinas paradoksas visiškai, kad žmonės iš kažkokios baimės, iš tos siaubingos baimės, kažkaip tai yra visiškas savęs apgaudinėjimas. Ir kartu
nu, sakau, tai yra absoliučiai normalizuojama ir tai buvo taip kišama šitas jaunystės kultas ir kartu, man atrodo, kaip tu minėjai, dėl tų Kardashians, kad gal jos kažkaip įtakojo labai tą pakilimą ar prieinamumą, ar tiesiog siekiamybę, irgi norą darytis tas operacijas. Aš manau, kad kažkuria prasme tai taip, bet didelė dalim, man atrodo, kad tiesiog su laiku, medicinai tobulėjant, tos paslaugos pačios, mes jau apie tai kalbėjom, kad jos tiesiog tapo labiau prieinamos, nes tos plastinės operacijos tam Holivude, tarkim, ir net nebūtinai turint omeny žmonės, kurie vaidina, kurie dirba to industrijoje, bet apskritai gyvenančius tam kokiam Los Andžele, tai žmonės tiesiog buvo apsėsti irgi tie labiau pasiturintis tų plastinių operacijų. Ir daug kas ten jas jau senai darėsi. Bet aš net pamenu, kaip jos blogai atrodydavo anksčiau, kad vienu metu tie žmonės, ir Rusijoje visur jos darydavosi, bet tiesiog atrodydavo kaip tokie, kažkokia tokių guminių manekenų armija ir jie, ir visą laiką aš galvoju, vis dar atrodo, man Putinas vis dar atrodo kaip Kenas. Tai taip, bet aš turiu omeny, kad ėmė kažkiek gerėti ta kokybė ir kartu tos paslaugos jau tapo prieinamos ne tik patiem turtingiausiam, bet ir, tarkim, kokiam ten viduriniai klasiai, kartais netgi ir kokiam prekaritetui ten, nežinau, irgi, ta prasme, kur realiai dabar, man atrodo, galima ten susišvirkšti dalykų į lūpas ir nežinau. Bet man ir įdomu, kiek čia bus klasės momentas, kur tu matysis, kad pasidarė, kad taip ryškiai vis tiek bus tas skirtumas, kur Žiūrėk, čia mes kalbame apie dar vieną problemą, tai yra nelegalius ir nelicenzijuotus asmenis, kurie užsiema šitais dalykais. Ne visai profesionalius. Jo, ir tarkim, kas susijęs su ten, nežinau, kokiu ten lūpom, ar ten, nežinau, ten raukšlių išlyginimų kaktoje, ar ten dar kažkur veide, tai yra vienas dalykas, bet kitas yra tie tavo vadinami BBL, kur pavyzdžiui, tiesą sakant, tos užpakalio injekcijos, jos yra siaubingai pasirodo pavojingos ir tarkim kokiai Brazilijoje, nes jos ten prasidėjo, tai ten be galo daug ir mirčių buvo, nes jos kažkaip yra labai pavojingos ir jeigu ten bet ką tau suleidžia, tai blogai gali būti ir ne visi žmonės turėjo pinigų ir turi pinigų ir dėl to taip nutinka, bet tai čia jau atskiras yra dalykas, šitie tokie, backyard ir kaip čia pasakius, tokie tamsioji, taip, ta juodoji rinka, bet kitokia, bet aš galvoju, kad vis tiek, tas spektras galbūt vis tiek skirsis, nežinau, aš tik tai taip prognozuoju, kad kol kas gal nežinau, ar labai čia taip skiriasi, nes dabar tai tikrai daug žmonių sau leidžia, netgi, tarkim, nežinau, ką žinau, toj pačioj Lietuvoje, kiek yra labai daug žmonių, kurie, nežinau, netgi mokytojų, tarkim, kokių, kur sakytum, kiek tie mokytojai tai uždirba, bet tiesiog esu mačiusi jo ir žinau, kad žmonės, tarkim, dirba tokį darbą ir jie pasibotoksuoja laiks nuo laiko. Tai čia irgi toks, sakau, kad tai yra dabar prieinama. Pasibotoksuoja. Tai yra prieinama. Eikime pasibotoksuoti. Bet kartu. Ką manai? Kaip tai yra vis dar normalizuota ir netgi tokios intervencijos jau yra laikomos tuo vadinamuoju, čia taip liaudiškai tariant, susitvarkymu. Taip. Nes egzistuoja toks dalykas tarp, tarkim, kažkokios, nežinau, visuomeniai mūsų čia Lietuvoje tokių, nežinau, masėse kaip susitvarkymas. Nesusitvarkiusios moteris ir susitvarkiusios moteris. Versus nesusitvarkiusios. Ir kas įeina į tą susitvarkiusios moters prisižiūrinčios kabutėse, žodžiu, vaizdinį, tai yra visą laiką, anksčiau tai buvo tik tai makiažas ir ten kažkokia šukuosena, arba netgi nebūtinai, bet tiesiog, kad visą laiką kabutėse pasitempus,
Rytų Ir europietė. taip toliau. Jo, tai buvo tas. Tai, o dabar tai jau yra peržengė nuėjo iki tokio lygio, kad dabar netgi tu jau esi nesusitvarkius, jeigu tu nesusileidus botokso, jeigu tu žodžiu, kitų intervencijų, jeigu lūpos, nagai ten tie nepričmokinti. Bet šitas tai taip yra aišku, bet man dar įdomus kitas momentas, kitas yra, kad tu tarsi emancipuojasi per tai. Man šitas neneša visai smegenis, kaip gali emancipuotis, nes Lietuvoje šito diskurso dar nėra, bet jisai atsiranda. Ir kol kas, žinai, kur atsiranda? Per kokių nors ten malalėtkų tiktoko, kokių ten dženzy tiktoko bajerius. Smerkti, tai taip, bet jį vadinasi, kad jis ateis. Bet šitos moteriškės, kurios ten, žinai, dakveisų vaikšto, su savo dakveisų, tai jos tikrai nekalba apie emancipaciją. Čia joms tai nėra emancipacija. Šito diskurso Bet aš net nežinau, žinok, nes yra šitas galvojimas ir sakymas, kad aš tai darau ne dėl kitų, aš tai darau dėl savęs. Ir tai yra per tai, tarsi yra tas emancipacinis momentas, kur yra tarsi tavo geresnė yra psichologinė būsena, tu geriau jautiesi, tu gali geriau pasiekti, tavo karjerai labiau sekasi, jei tu atrodai geriau. Ne, tai aš suprantu šitą, bet aš sakau, Lietuvos tarp šitų ponių šito diskurso dar nėra. Manai, kad nėra? Ne, jo dar nėra. Kaip, ačiū Dievui. Ačiū Dievui, nes jisai tada jau tarsi... Visiškai įsisteigia. Įsisteigia kaip žiūrėk, čia feminizmo dalis. Taip, čia nebūtinai yra blogai. Ne. Tai šito dar kol kas nėra. Lietuvoje tikrai. Nėra taip, kad aš ten kažkaip sekčiau ir domėčiausi ir ten gaudyčiau kiekvieną žodį ir tyrimų jokių neatlikau, bet kiek teko pastebėti, šito Lietuvoje nėra. Amerikoje tu teisi visiškai, šitas jau vyksta. Nes ką aš noriu papasakoti apie šitą vieną režisierę filmų, kuri iš tikrųjų, aš dariau su ją interviu ir gal nesakysiu pavardžių ir vardų, bet žodžiu. Bet jinai yra žinoma kaip Taip, jinai žinoma feministinio kino ikona. Jinai yra padariusi vieną ten labiausiai garbinamų feministinių filmų ir Amerikoje. Ir aš su ją, man teko garbė su ją daryti interviu. Mes susitarėm dėl skambučio, dėl Zoomo. Ir aš tada tiesiog, tikėjausi, jinai Los Andžele, aš čia. Ir įsijungėm jau mes į tą skambutį ir ekranas tamsus. Ir aš taip, galvoju, gal čia taip, gal jinai dar pasirodys, arba nežinau, kas čia vyksta. Ir ir po kiek laiko išaiškėja, jinai sako, kad jinai nesijaučia pasiruošusi vaizdiniam skambučiui. Wow. Nors jinai kalba su kažkokia lietuvė iš kažkur ir iš kito kampo. Ir jai vis tiek buvo svarbu, nes jinai ryte tarsi nepasidažiusi, nepasiruošusi, nesusitvarkiusi tam, kad jinai turėtų su manim akis į akį, ne akis į akį. Nesakyk, prašau, susitvarkys šitam kontekste. Kabutėse, prašau, pasakyk kabutėse. Kabutėse susitvarkysi būtent. Ir man buvo iš pradžių toksai nustebimas ir po to dar daugiau, kaip kalbėjom ir aš klausinėjau ir jau kaip ir prie pabaigos buvo tas visas pokalbis ir atrodo viskas taip gerai einasi ir jinai taip gerai supranta tą kontekstą, jinai taip gerai supranta, kas yra feminizmas ir kas yra, kaip visą tai veikia. Ir galiausiai jinai aiškinasi man, kodėl jinai neįsijungia to vaizdo arba į skambučio vaizdinio dėl to, kad Holivude jinai vis dar nori
pagaminti vieną filmą, padaryti vieną filmą, sukurti filmą ir prakišti jį, aišku, Hollywoodui, kažkokiai dideliai kompanijai, galbūt net su Susan Sarandon ar kažkokiu dideliu vardu. Ir jai yra privaloma, nes visi atrodo kaip 27. Toksai yra kažkokia kortelė, kur tu turi atrodyti kaip 27 Hollywoode. Toje visoje industrijoje kino. Ir sako, visi bėgioja ir visi atrodo. Ir aš turiu bėgioti taip, kaip, kad būčiau kaip 27. Ir mano išvaizda turi atitikti tam tikrus standartus visą laiką. Ir nors jai, aš neklystu, tai jai jau virš 60 metų, 65 gal. O viešpatie Dieve. Ir mes kalbamės apie feminizmą ir tada atsiranda toks sluoksnis, toks pokalbis, toks diskursas, kuris absoliučiai man pasirodė neturi nieko bendro su feminizmu. Iš blogosios pusės turi bendro. Iš blogosios turi bendro, jo. Taip, tas... ir čia viskas pasirodo visomis spalvomis, man atrodo, tai kad... tu esi tiesiog priverstas. Jei tu nori kažką dar, nežinau, esi vyresnis ir nori kažko pasiekti, vyresnė moteris, ir kažkaip sieki kažkokio tai statuso ar kažkokios karjeros vis dar, tu negali, tu nežinau, tu privalai tikriausiai atitikti tos visus standartus, nes kitaip tau nieko nepavyks. Ir aš tiesą pasakius pasižiūrėjau jos nuotrauką ir taip pasmalsavau, pasižiūrėjau, ką aš galiu ten surasti ir, tikrai, mažai tų nuotraukų, bet jos visos atrodo gerokai, pakoreguotas. Šakis. Tai aš nežinau, man tai taip, aš net pasimečiau, nežinojau, kaip tai įmanoma. Tai tikriausiai, aš nežinau, ar galima Hollywoodą su feminizmu suderinti, pasirodo. Bet, matai, iš tikrųjų gaila, kad tas jūsų pokalbis netapo gilesniu, nes klausimas yra, kiek tai yra ir jos galvoje. Aš suprantu, kad taisyklės tenai yra nenormalios, aš suprantu, kad ten vyksta tokie dalykai, bet čia žinai, čia tas pats, kaip, visur galėtum tą patį klausimą užduoti, bet o jeigu tu pabandytum to nedaryti, ar tu tikra, kad tau nepasisektų, nes ta prasme, jeigu tu jau vis tiek jinai laikoma, vis tiek jinai žinoma, vis tiek jinai laikoma kažkuo ir panašiai, tai kita vertus, jinai nėra aktorė, jinai yra tiesiog, jinai režisierė, jinai niekada prieš kamerą ir nestovėtų. Tai jos rolė yra ne ta. Tai man atrodo, ant kiek žmogus gal tiesiog irgi kartu internalizavęs yra tos dalykus, kurie net jos gal net neliestų, nes man atrodo, čia jau pernelyg yra keista ir pernelyg, žinai, kad, kad visi būtų tokiai matricui, nes vis tiek visi žino, kiek jai metų ir ta prasme, tai, kad jinai atrodys jauniau, aš nežinau, man atrodo, kad neužteks to jai, kad jinai nuslėpė, aš dabar prisimeniau, atsiprašau, jinai nuslėpė savo metus, jinai nepasakė jų ir jų niekur nėra. Tai tai čia irgi yra, aš manau, kad, nes yra žmonių... Ir dėl to jinai man paaiškino, kad visi kaip 27. Bet čia yra absurdas, nes, ta prasme, visi žmonės žino, kada jinai sukūrė tą savo žymų filmą, visi žino. Tai žino, kad jinai buvo ne kūdikis tada, kai jį sukūrė. Ir net jeigu būtų buvus kūdikis, ji jau būtų kur vyresnė, žinai, ne 27. Tai čia yra paties žmogaus emancipacijos trūkumas ir užsirakinimas šitam, žinai, patriarchalybės moterim primestam tokiam gyvenime, žinai, ir būtyje tokioje per vizualumą. Bet man įdomu, aš nesu susidūrusi, bet man įdomu, kiek yra tokių aktorių arba tokių moterų aktorių Hollywoode, kurios kalba, pavyzdžiui, sakytų, kad aš pasidariau
dabar gailiuosi, bet čia viskas yra dėl to pačio patriarchalizmo, kuris įvedė tokias taisyklės ir šitas visas, ką matote, yra šito padarinys. Nežinau, aš kažkaip šito irgi ne. Aš Tarsi esu kažką lyg ir esu girdėjusi, kažką kad girdėjus. gailėjosi. Esu girdėjusi, esu skaičius, kad ten kažkas gailisi, kažkas Jo, bet kas per konkrečiai daug pasidarė. Jo. Pavyzdžiui, Courtney Cox iš Ai, Draugų. Courtney Cox, tai taip, jo, jinai tai ir paskui atsidarinėjo ten kažkaip ten keitė. Bet viena, aš nežinau, aš esu dar mačiusi, man pasirodė labai baisu, bet aš tada nesupratau, yra tas filmas su Nicole Kidman apie I Love Lucy, šitą fenomeną, tokią komediją. Neprisimenu. Ir čia, man atrodo, buvo Being the Ricardos. Jo. Tai yra tas fenomenas, kur moteris komedijoje, kaip moteris, jinai tapo labai žymi ir visi mylėjo tą Liusę. Ai, bet tai I Love Lucy, čia turiu omenyje apie tą 50-60 serialą. Ai, tai taip. Tai čia buvo jos biografinis. Ai, buvo remake kaip filmas. Biografinis, apie jos biografiją, tos aktorės. Ir ten vaidino Nicole Kidman. Ir jinai man sugadino visą filmą. Aš negalėjau ją žiūrėti, tarasme. Aš nežinau, ar ten buvo dar ir makiažo, nes tarsi norisi priartinti tą Nicolės Kidman išvaizdą prie originalo, prie originalios veikėjos, bet buvo kažkoks košmaras, jinai visą laiką vaikšto kaip su kaukė, neįmanoma žiūrėti, kaip jinai vaidina, nes jinai nevaidina. Jinai tik, kad jį šneka, ten galėtų būti koks nors, nežinau, robotas. Gal geriau net sujudintų tos raumenis, negu jinai. Ten buvo labai baisu žiūrėti. Ir aš kur pamatau, kad yra filmas su Nicole Kidman naujas ir I'm not gonna watch that. Jo. It's horrifying. Jo, nu ir ką, ir tu sakėjai apie šitas, kurios, bet yra čia, galim prieiti prie to aging gracefully, nes kvailystės šitos ir viso šito irgi dabar naujo, neva tai wow, kaip rebellious, kaip čia dabar yra žavinga, kad tos moteris, įsivaizduok, išdrįsta tiesiog vienetai, vat Andy McDowell, Pamela Anderson, žinai, kad jos išdrįsta, įsivaizduok, su žilu plauku ateiti. Jos išdrįsta tiesiog, aš nežinau net kaip tai išreikšti, aš net nenoriu čia poetiškai sakyti pasiduoti laiko tėkmei, bet aš turiu omeny, jos tiesiog yra žmonės ir jos gyvena savo gyvenimą. Ir tai pasirodo dabar šiais laikais yra žiauriai drąsu. Tiesiog revoliucinga. Revoliucinga. Tai mane tas irgi, kai nuolatos yra apie tai kalbama, kaip jau kažkas ten prigrebė, nufotkino, ar pažiūrėkime, kaip šauniai jos sensta, kaip jos nesigėdina savo raukšlių. Ta prasme, žinai, čia toks, aš taip sėdžiu su popkornais, žinai, ir stebiu šitą visą farsą. Nes čia yra absoliutus farsas. Tai yra fucking didžiulė industrija, kuri sukuria kažkokį tai kvailą jaunystės mitą, kažkokias idiotiškas taisyklės, visus šitus susitvarkymo ir pasitempimo nesąmonės. Ir kad, žodžiu, ir tą tokį draudimą senti. Ir kartu, ir tuo pačiu tada, žinai, mes esam toje industrijoje, bet tada jau prasideda kažkokia kritika biškijai ir tada vat atsiranda toks tarsi tos pačios industrijos sukurtas feikinis oponentas, kad žiūrėkit, kaip, bet va, galima ir gražiai irgi galima senti, nebūtina ten kažką tai daryti ir toks tu taip sėdi ir žiūri, kas čia per nesąmonė, milijonai žmonių, ką čia milijonai, milijardai žmonių seno ir sens toliau. Ir net
tos, kur net ir tie žmonės su plastinėm operacijom, jie irgi sensta. Jie irgi sensta. Negracefully. Ne, tai kaip tik man, aš nežinau, iš vis, ką šitas terminas turėtų reikšti, žinai, tipo, čia tokia kvailystė, kur ir iš nieko kažkokio padaro irgi, žinai, dalyką. Man tai yra tiesiog toks farsas ir toks absurdas visą tai stebėti. Nežinau. Bet yra dar kita tendencija, kad yra tas, kad, prieš pastatoma, nevatais, kad jau tos feministės jau tiek ten priešinasi visoms toms plastinėms operacijoms ir joms atrodo, kad jau viskas turi būti inclusive, kad net nepriema to fakto, kad, pavyzdžiui, moteris po krūties vėžio, ar ne, pasidaro operaciją, ar ten, žinau, plastinę. Mastektomija. Taip, bet po to pasidaro visą, kaip čia, atkūrimą. Atkuria krūtinę. Ir ten nepagalvoja ir apie trans žmonės, kad gal jiems irgi tai yra reikalinga. Ir va šitas mane irgi piesina, nes taurasi, niekas apie tai nekalba. Čia ne apie tai yra esmė. Taip. Čia ne tam, kad kažkas po ligos arba turi kažkokių tais, nežinau, taip, tai yra apie irgi priėmimą kūno, kuris yra, bet jisai yra minimaliai, ta prasme, iki tam tikro, nežinau, minimalaus standarto, kuris tarsi tau tikrai padėtų įsilieti į tą visuomenę, kad kur tau nereikėtų visą laiką aiškintis, tau nereikėtų sakyti, kad tu kupranugaris ir panašiai. Taip. Ir tam išvengti, tai tikrai padeda, aš galiu pasakyti, kad tikrai padeda tavo psichologiniai būsenai, tavo sveikatai, tavo gerbūviui ir panašiai. Tokios operacijos aš suprantu. Ir čia nėra taip, kad, nes aš čia vieną straipsnį perskaičiu, kuri ten yra plastinės chirurgijos šitą chirurgiją ir jinai ten buvo pasipiktinus, kad feministės taip aršiai priešinasi visoms plastinėms operacijoms, kokios jos tik bebūtų. Niekas nesipriešina visoms. Ir čia tu kaip minėjai tavo būtent, kad karo metu atsiradusi ta plastinė operacija būtent dėl to, kuri buvo funkcionali, kaip tu sakai, kur ta prasme, jinai yra iš kitos pusės, kad žmogus turėjo tam tikrą kūną ir tas kūnas, supranti, ir tada neteko ir kažkokios kūno dalies ir panašiai, arba kad žmonės ten, nežinau, į gaisrą patenka ir taip toliau. Tai čia yra tikrai skirtingi dalykai, kur, tokie, žinai, kad tarsi, žinai, galėtų kažkas gal irgi sakyti, kad kai senstam, tai irgi norim susigrąžinti tą kūną, koks buvo anksčiau. Bet tai yra šiek tiek skirtingi dalykai, mano galva, ir vienas dalykas yra toks neišvengiamumo stabdymas kažkoks, o kitas yra, tiesiog, nežinau, atstatymas kažkokio tai dalyko, ir būtent atstatymas dėl to, kad, kas irgi galėtum sakyti, žinai, galima būtų ginčytis ir dėl to, kad čia vis tik tai, jeigu visuomenė būtų normalesnė, tai nereikėtų turbūt ir tiems žmonėms darytis tų, žinai, ar tai krūtinės atkūrimo operacijų, ar dar ten kažkokių kitų, jeigu žmonės būtų tiesiog šiaip supratingesni ir vienas kito nepolicintų. Bet čia jau nėra, aš nemanau, kad tai yra apie grožio standartą. Jau mes tada nebekalbam apie grožio standartą. Bet kažkiek vis tiek, ne apie grožio standartą, bet kažkokio tai normalaus kūno standartą. Jo, norma tokia. Norma, kas vis tiek irgi kažkiek susiję. Gal tai nėra, gal tai, aš to gal nedėčiau į ten tą pačią lentynėlę su tokiu narcicizmu ir kažkaip tiesiog tuo tipo vizualumo kultu, bet vis tiek tai yra susiję su standartais, lygiai taip pat kaip šitos plastinės operacijos su tais diktuojamom madom, kaip tarkim, staiga, žinai, po tos tokios, iš tikrųjų čia porno industrija, porno industrija tą,
kaip sakant, Tiesa. tas šitą paskutinę madą yra padiktavusi jau, Kuri? turiuomenį Kurią? lūpų papūstų ir panašiai. Tai čia... Ne, man ir atrodo, krūtinės. aukštuomenė ir Kardashian. O krūtinė, aš skaičiu, kad jau nebemadinga. Didesnė krūtinė ir kad čia jau yra pase, jau praėjo 24 metais, viskas ateina iki tos natūralios, gražios formos, nežinau, ką tai reiškia, ta natūrali graži forma, bet ta siekiamybė yra, nežinau, kažkoks kažkoks dydis, kuris galbūt ten yra mid-size. Tai va, tai čia sakau, čia grįžtam turbūt prie to paties noro, nes dabar visur trendina tas apskritai toks vat ir makiažo prasme, nude, kad atrodytų, kad jo nėra. Taip, kad jo nėra. Tai čia tas pats irgi, kad atrodytų, kad yra, bet ir kad niekas čia nebuvo prisiliesta, žinai. Ir kad tik tas toks aukso viduriukas, kad žodžiu, kad vis tiek kažkoks... Senatvė biški prisilieta, bet ne visai dar. Taip natūraliai. Jo. Natūraliai. Staiga gravitacija pradingo. Natūraliai senatvė prisilieta, taip. Jo, tai manyčiau, kad jo. Jo, tai kaip ir viską ir nieko neaptariam. Ne, tai dar palauk, dar ne. Dar tu nori paliesti kažkokį tais... Ne viską dar ne viską aptariam. Neaptariam dar iki galo tos, nepašnekėjom apie tą tokį choice feminism. Man atrodo, taip stipriau, ką tu norėjai. Jo. Aš norėjau pakalbėti apie tai, kad šita visa emancipacija ir visas kaltinimai nevatais tuo, kad feministės čia jau peržengė visas ribas ir nebesupranta, kad žmogus gali daryti viską su savo kūnu ir jei tai yra pagrindinis kaip ir šūkis, sloganizmas apie tai, kad my body, my choice. Tai kuo čia yra blogai patempti vieną ar kitą žandą? Jo, kad žodžiu, kad čia ir kaip minėjai anksčiau, kad čia yra labai toks įgalinantis irgi veiksmas ir taip toliau. Tai va, man atrodo, kad va čia yra vienas iš šitų nematomų spastų, į kuriuos nusifilosofuoja kai kurie žmonės. Ir čia yra toks, va, čia man iškart toks liberalaus feminizmo toksai tvaikelis. Amerika labai kvepia. Amerika, jo. Ir tai yra labai erzinantis dalykas, nes jisai yra, va, aš tiesiog visą tai net, jeigu vizualizuoju, tai man toks murkdymasis tokiam prūdelį tokiam, žinai, kur ta prasme tai nekvepia absoliučiai jokia emancipacija ir šitas liberalizmo labai mėgiamas tipo pasirinkimo momentas, kad aš galiu rinktis. Ir čia tas pats tai jo, ir dabargi atsiranda tų vadinamųjų trad wives, kur tipo, bet aš renkuosi rengtis kaip 50-aisiais ir būti namuose ir virti valgyti. Ir čia yra mano svajonė ir čia man labai patinka ir aš renkuosi ir prašau manęs nesmerkti už tai. Ir čia, jo, ir kažkuria prasme taip ir nieks nesmerkia. Man atrodo, kad problema irgi, kad tai yra prieš pastatoma, kad arba tu palaikai, arba tu esi hateris. Ir labai dažnai žmonės tiesiog, ne tik šituo klausimu, bet absoliučiai visais klausimais, jie nesuvokia, kad ne tame esmė, nei palaikime, nei neapkentime, o labiau tame, kad niekas nekvestionuoja šitų reiškinių. Kaip čia tai atsirado. Ir kodėl tu renkiesi šitą? Kaip tu sugalvoji? Kodėl tu sugalvoji pasirinkti būtent šitą? Ir kad niekas nekvestionuoja, kad mes gyvenam ne tik, kad be galo vizualioj kultūrai, ypač dabar su pažengusią technologiją ir socialiniais tinklais ir skaitmenybė ir jo. Tai niekas nekvestionuoja, kad mes esam tokioj situacijoj, plus, kad moteris visą laiką buvo vertinamos ir vis dar yra vertinamos
Pagal išvaizdą. Pirmiausiai pagal išvaizdą, visų pirma. Ir kas sako, kad taip nėra, nu tai meluoja, nes taip yra. Taip. Visiškai taip yra. Ir ne tik, kad vyrai moteris vertina pagal išvaizdą, moteris vertina vieną kitą irgi pagal išvaizdą. Ir šitas yra didžiulė problema ir mes toliau šitą ratą sukam, vaikus toliau to paties mokom, mergaitės, aš čia kažkada ėjau į miestą, nežinau, kažkokią, žvilgtelėjau pro langą, kažkokią tai ten eilinę gražią saloną kažkokį tai, ir tenai sėdėjo mažos mergaitės ir buvo matyti kažkoks gimtadienio šventė ar kažkas, ir aš esu mačius irgi ten nekartą gimtadienio šventės kažkokias, kur ten mergaitėm imituoja grožio salonus ir panašiai. Tai čia irgi yra toks momentas, kad tai yra vis dar kišama, mokoma ir tos pačios motinos tą patį daro, tos mergaitės į tas motinas žiūri ir visa kultūra yra tuo paremta vis dar toliau. Tęsiama. Tai taip. Tai man atrodo, kad problema visų šitų dalykų būtent yra šitam reikale, kad kol moteris netranscenduos šito savo vaidmens primesto joms patriarchalybės, tarkim, šito vizualumo, tai tol niekas nesikeis. Ir čia visos šitos, čia tik tai auksta industrija ir panašiai. Dėl to man dėl to visi šitie pasakymai, kad čia mano kūnas, aš čia renkuosi, tai jo, taip, žinoma, kad tavo kūnas ir tu renkiesi, bet iš kitos pusės tu neatsakei savo į klausimą, kodėl tu renkiesi, ir aš esu 100% tikra, kad tu tai renkiesi, nes, dėl aplinkos. Ir nieks manęs neįtikins, nei viena Gen Z influencerė manęs neįtikins, kad tai yra daroma dėl savęs. Tai tu tai darai dėl savęs, nes žinoma, kad tu pasijusi geriau tokioj šudinoj visuomeniai, kuri tave nuolatos, kaip čia, žinai, skrutinizina, nes tu taip ir dėl to, kaip tu atrodai, dėl to, kokie aplinkui standartai, dėl to, kaip visas Instagramas ir taip toliau. Būtent, bet plus tavo gyvenimo atlyginimas, viskas, tavo pinigai, tavo income priklauso nuo to, kaip tu atrodai. Dar yra ir tame labai daug tiesos. Ir tas yra irgi kraupuma, kai tas yra matuojama pagal tai, kaip tu, nežinau, save reprezentuoji ir ką tu ten darai. Ir nesvarbu, ką tu ten šneki. Tikriausiai, bet jo, šitas yra... Bet man įdomu, kitas momentas yra, nes, pavyzdžiui, aš nežinau kaip tu, nes mes abi esam gyvenę Švedijoje ir man pasijautė tas skirtumas, kad, nėra ten tokio, ten yra gal kitokie standartai, gal jie panašus, bet netrodė, kad jie, tokie taip giliai ta prasme, kad yra to feminizmo daug daugiau negu pas mus, kaip moteris atrodo, kaip jos save reprezentuoja. Ta prasme, taip, tas fitness yra, fitness labai daug, bet viso to, tų šluotelių ant akių ir jų yra mažiau. Ir nagelių. Gal jų yra šiek tiek mažiau, bet čia irgi toks, žinai, gal ir šiek tiek mažiau. Aš dabar taip irgi nepasakysiu. Man atrodo, kad kažkiek takų lūpų pripūstų yra ir tų nagelių, ir tų fake, ir to netikro įdegio irgi yra. Bet aš netiek daug mačiau. Gal tiesiog nelabai matosi, bet aš esu mačius socialiniuose tinkluose, esu mačius, kad yra, bet čia irgi, čia toks gal žanras žmonių, žinai, toks, tokių, nežinau, kaip juos čia įvardinti, bet jie yra vienodi visame pasaulyje tarsi. Kur Anglijoje rasi, Airijoje, Lietuvoje, Vokietijoje, tų tokių, žinai, kokių? Tokių, nežinau, to tokio, kabutėse susitvarkiusios moteris, žinai, su peroksidiniais plaukais, su nubrėžtais antakiais ir tom,
Tai čia gal klasės toksai momentas. Bet ir sunku net ir kažkokiai klasiai priskirti, nes tarkim kokioj, dabar aš kaip prisimenu kokią Angliją, tai tarkim net tie, kažkiek būtų galima sakyti, kad čia labai lower class netgi, žemesnės klasės yra, bet tada kokioj Švedijoje, tai čia mes nesenai su viena drauge kalbėjom apie tokį dalyką, kad labai sunku dabar kalbėti apie klasę vien, gal niekada nebuvo lengva kalbėti apie klasę vien ekonominiu aspektu. Niekada, čia tik tai supaprastinimas. Bet ypač dabar tai atrodo sunku. Nežinau, nes, ir čia priklausomai nuo šalies, žinai, nes, nežinau, man atrodo, kad labai sudėtinga apie tą klasę kalbėti, nes kultūriškai galima sakyti, kad taip, tie žmonės kultūriškai tarsi būtų lower class, bet aš garantuoju, kad ekonomiškai jie yra, dauguma prakutę, jie labai neblogai gyvena ir su jachtom plaukioja ir panašiai, bet turiu omeny, kad nežinau, tai galima tada sakyti, iš lower class, sakykime, tas socialinis mobilumas. Gal čia su tuo susiję, bet čia labai įdomi tema ir reliatyvus. Ir iš tikrųjų reikėtų ją. Nes man visą laiką atrodo, kaip tie grožio standartai, kokie grožio standartai vyruoja nuo klasės, kaip ten vieni diktuoja vieną, kiti ten bunkė, tarsi transliuoja tą grožio standartą kažkam kitam. Mes gal tą grožio standartą kitaip suprantam. Ta prasme, įvairūs yra kanalai, kurie pasiekiami vieniems, arba sekami vienų labiau negu kitų. Gal aš manyčiau, kad, aš nežinau, ar čia tas klasinis momentas, bet čia mano gal toks normių čia gal klausimas yra, ne tiek klasinis, kiek normių, o tai, kas yra normis, aš čia reikia atskirą podcastą, nes čia yra mano terminas, tai yra toks, irgi kažkoks... Nėra tik tai tavo terminas, aš jau esu girdėjęs. Ne, tai normiai dar čia šiaip yra terminas, kurį naudoja skirtingais dalykais, bet bet normis mano, pagal mane, tai yra tiesiog toks standartinis vidutinis žmogus, kur, šiek tiek tai yra toks irgi supaprastintas kažkoks išvedimas, bet nežinau, brain fart. Tiesiog norėjau pasakyti, kad gal tame ir problema, kad tokie žmonės turi standartą kažkokį, supranti, kad jie turi kažkokį tai vieną labai aiškiai apibrėžtą standartą. Taip. Tai čia tame ir yra klausimas. Įcentruota. Tu ir aš, ir nežinau, dar mūsų kažkokie tai draugai, tarkim, mes turbūt neprieitume niekada prie kažkokios išvados, kas yra grožio idealas, ar kas yra grožio kažkoks standartas, nes tai yra labai plati savoka ir labai platus dalykas, į kurį sueina labai daug labai kažkokių aspektų skirtingų ir jausmų ir kažkokių, nežinau, įžvalgų ir intelekto ir informacijos ir istorijos. Ta prasme, didžiulis bagažas yra ir dėl to, kai tu turi kažkokį didžiulį žinių bagažą, tarkim, meno istorijos, tos, žinai, pačios, tai prieiti prie kažkokio vieno ir sakyti, kad čia jau bus. Petrutė yra grožio idealas. That's what's up ir visa kita jau yra niekas. Tai man atrodo, kad mes niekada neprieisim prie tokio dalyko, nes tai yra neišsemiama tema ir galima tik tai apčiuopiamai sakyti, kas kažkam yra gražu, bet tuo mes ir skiriamės ir dėl to nuo bunkių ir panašiai, dėl to, kad nėra to standarto tokio lengvai apibrėžiamo ir dėl to mes pagal tą, žinai, požiūrį esam nesusitvarkiusios. Taip, mes esam paraštėse. Tos negražios, nelaimingos feministės. Bet jo, man tai visada įdomu, net ir su to standartu, nes aš ir pati šeimoje visą laiką augau su standartu moteriškumo labai stipriu. Kad moteris turi būti nusiskutusi kojas, turi būti
nulakuoti nagai, turi būti, ten, nežinau, ten su operacijom gal ne, bet, žodžiu, atrodyti taip gana normiškai iš norminio. Ir, įdomu, kad kiek mane paveikia, nes vis tiek paveikia. Aš, tam tikrą prasme jaučiu šitą visą bagažą iš šeimos, kuris nėra, nėra taip paprasta su juo susitvarkyti, bet jo, tu kažkaip atrandi, kad yra kitokių įdomesnių reikalų, ne tik tai ten nagus lakuotis, taip, ten visą laiką skustis kojas ir jo, ir kažkaip atrodo, kad labai daug tam yra skiriama laiko ir labai daug kainuoja, daug tie dalykai. Ir čia šitas toksai tarsi pasirodo kaip atitraukimas tos visos, nežinau, sakykim, klasės nuo tam tikrų dalykų, kad pasikuisti visuose šitose prasmekti, ten blakstienų klijavimasis, permanentinis makiažas, nežinau, ten fitneso visokie dalykėliai, kad, tai, nežinau, čia dar viena kažkokia ne tik industrija, bet ir dėmesio nukreipimo forma. Visiškai. Man ir čia kaip sovietmečiu buvo double burden, tai čia yra kapitalizmo double burden. Visiškai. Ta prasme, nes būtent. Be to, kad tu turi, ta prasme, žinai, vienodai su vyrais darbo rinkoje kautis ir mokslo, žodžiu. Ir dar tau kiti standartai. Ir tau taikomi yra dar kiti standartai ir tu turi, ir tu dar turi, ta prasme, turėti daug pinigų papildomai tam, kad, kad palaikytum dar šitą nesąmonę, kur ten nežinau kiek pinigų. Aš asmeniškai neįsivaizduoju, aš niekada nesu buvus grožio salone ir kirpykloje esu buvus tik vaikystėje, tai aš nežinau, ta prasme, kiek žmonės išleidžia pinigų. Žinau. Tai va, bet dar kitas momentas mane, kuris kažkaip, ir aš suprantu, kad, tarkim, aš neaugau tokiai šeimoje, kur būtų ten kažkokie nagai ir panašiai, ar ten susitvarkymai, bet man visuomenė, ta prasme, tu vis tiek tapai, žinai, kažkiek. Taip. Bet aš kažkaip iš šitos pusės, man norisi, kad moteris būtų labiau, nežinau, maištingesnės iš šitos pusės. Aš suprantu, kad kartais yra labai sunku. Yra sunku, nes esu girdėjus ir iš draugių, pavyzdžiui, viena, kuri yra gydytoja, bet dirba provincijoje ir, tarkim, vardą neminėsiu, bet norėčiau paminėti, nes labai geras pointas, ką jinai pasakoja, jinai, tarkim, sako, jinai bijo pasirodyti darbe su neskustom kojom, jinai tiesiog, tai jinai, jeigu yra su kelnėm, ir vėsesnis laikotarpis, tai jinai tiesiog nusiskuta ten, žinai, ten, kur kojinytė jau šiek tiek, kad matosi, tai iki ten nusiskuta, nes ta prasme, nes jinai sakė, kad aš, sako, tiesiog nežinau, ką reikėtų man daryti, jeigu pamatytų bendradarbiai ir jeigu prasidėtų, nes aš nežinau, ar ten, gal ne mobbingas prasidėtų, bet ta prasme kažkokios patyčios, arba tiesiog reikėtų, su tuo kažkaip tvarkytis, ir aš suprantu, kad ne visi žmonės turi jėgų kautis, nes ta prasme, kai tu neskustom kojom išeini į viešumą, tai ir jeigu, tavo žinai, plaukuotumas yra, nežinau, tamsesnis ir panašiai, ir tu plaukai tamsesni, ta prasme, tai yra, žvilgsniai žmonių yra, jie yra labai tokie, nekokie. Aš tiesiog, nežinau. Aš tai irgi, pavyzdžiui, nežinau, ne visada užtikrintai jaučiuosi, jei einu neskustom kojom į baseinus tos viešus, kur sėdi dėdulės, ten verda tose džakuzi ir visą laiką į tave dairosi. Taip. Ir
man tai skrandį sutraukia, bet aš ta prasme, aš Taip, nežinau. tai čia yra, ir čia, supranti, čia yra, jeigu po vieną moteris, tai, po vieną tai daryti yra be galo sunku, aš puikiai suprantu, bet dėl to man ir norisi, kad daugiau moterų tiesiog pradėtų po truputį atmetinėti šitą joms, tiesiog joms primestą vaidmenį ir joms primestą darbą. Ir kažkokį tai tarsi tokį apynasrį, nes tai yra, neva tai čia yra tavo kaip moters tapatybės dalis, atrodyti. Žinai, kažkaip apskritai atrodyti ir dar konkrečiai atrodyti. Tai man atrodo, kad... Atrodyti reprezentatyviai. Taip. Ir apskritai atrodyti. Aš manau, kad reikia maištauti prieš šitą. Ir aš žinau, kad nėra jėgų, daugam nėra jėgų ir panašiai, bet dėl to nemėgstu būtent ir esu prieš šitą liberalaus feminizmo my body, my choice dalyką, kad čia tipo ir palaikykime vienos kitas, jeigu norime prisipūsti lūpas. Nes kitą visą laiką transliuoja. Jo, tai aš noriu pasakyti, kad ne, aš visiškai nepalaikau šito ir taip, tavo kūnas, tavo pasirinkimas, bet tai yra šūdinas pasirinkimas. Tai yra šūdinas pasirinkimas, kuris visiškai nepadeda mūsų kovai prieš mūsų emancipacijos siekimą. Taip, čia yra grįžimas atgal prie tų pačių įsivaizdavimų, kas yra moteriškumas ir kaip jisai turi atrodyti. Būtent. Ir koks jis niekada nebus plaukuotas, raukšlėtas ir tas pats, taip, ir tas pats yra su Nes moters... tai negamina jokio pelno, iš to mes nieko negauname. Ir taip pat yra ir su šituo senėjimu, apie kurį mes kalbėjom lygiai taip pat, kad vyrai taigi sensta kaip geras vynas, o moteris tai jau, ne kažką. Tai irgi tas toks amžinas, žodžiu, kad moteris visą gyvenimą turi išlikti kažkokia tai 15-metė, kas yra, ir ką įrodo jau, kaip minėjau, kažkada vyrų, žodžiu, susitikinėjimo su moterimis statistika, kad jie visą laiką nori kažkokios tai paauglės, jie jos nori tai dėl įvairių ten dar ir kitų dalykų, ne tik tai dėl išvaizdos, bet tai irgi yra labai svarbus dalykas, kad moteris nustotų, tai čia vėl viskas sueina į tą patį vizualumo aspektą, kad moteris nustotų pačios save irgi matyti per tą male ir patriarchal gaze. Kad jos visą laiką turi išlikti 15 metės. Ir kad apskritai nustotų save vertinti per vizualumo aspektą, nes vyrai savęs per jį niekada nevertina. Kažkiek vertina, nes vis tiek kažkiek visus paliečia per tą, bet jiems taikomi standartai yra kur kas žemesni. Aš skaičiau, kad vienintelė populiariausia tarp vyrų šitą kaip ir operacija, tai yra, kad akis biški užkrenta. Akis, bet aš dar žinau, kad nori visi ir Čado žandikaulio. Tas gal sudėtingesnis, žinai, bet tai nebūtinas. Svarbiausia, kad matytų viską. Bet čia juokinga, bet iš kitos pusės šitas užkritus akių, tai čia visiems pasitaiko ir šitą, tai aš palaikau, jeigu žmonėm, nes tai yra vienas iš tų momentų, kur, tiesiog žmonės nemato, tai čia, man atrodo, kad čia toks, bet čia geras pointas, toks juokingas pointas, kad geriau matyčiau kaip vilkas. Bet tai tame ir raudonkepuraitė. Kad jie per daug nesirūpina to savo senėjimu. Taip. Nežinau, gal koks Bredas Pitas rūpinasi, bet... Bet ir nebūtina jam rūpintis, nes visa visuomenėgi sako, kad tu žiauriai seksi, kai tu seksi, kai jaunas ir tu seksi, kai senas, Silver Fox ir whatnot. Tai va, o moteris tai, ką, ne. Ir dėl to labai norėčiau, kad moteris nustotų tarnauti šitai industrijai, mokėti pinigus ir tai būtų emancipacija. Tada būtų jeigu sugriūtų grožio industrija ir visi šitie skalpeliniai veikėjai ir Kardashian liktų prie suskilusios geldos, tada pašnekėtume. Tada čia tokia mano svajonė yra, kad sugriūtų grožio industrija. Aš irgi norėčiau, kad tarsi
tarsi aš gyvenu arba mes gyvenam tikriausiai gal ir dėl to, kad, nu, čia tokia tema, kuri nėra mum labai artima. Netgi, aš nesakyčiau, kad aš labai ten Nėra, nes mes apie tai... Kaip domiuosi, ar ten kažkas, kas vyksta. Bet nenori, tau Bet kiša nori, reklamas, nenori. tau Taip, kiša, būtent. kiekviena socialinė medija tau kiša reklamas. Jeigu tu esi tam tikro Instagramas. amžiaus moteris, tai ta prasme, čia jų yra target group, nu, tipo, jie įsirašo tam tikrą amžių ir man Ir nuolatos kuo daugiau eina... mums bus metų, tuo dar labiau visą tai Taip, plėtosis. ir- nuolatos eina visokios reklamos apie lazerius, pašalinimo plaukų lazeriais, botoksai, ta prasme, milijonai tokių reklamų, kremai, visa kita. Ir aš ant jų tai nespaudžiu, tai kodėl jos vis dar eina? O jos eina todėl, kad amžiaus patenku į tam tikrą amžiaus grupę. Tai va, tai... Danger zone. Nu, Bet nei čia danger, nei čia ką. taip, tai čia ironiškai, bet kitas momentas yra tai, kad, ką aš norėjau pasakyti, kad jei net tau ir neįdomu, jei tau net neįdomu šitą visą dalyką ir tu to nesieki ir tas standartas tau kaip ir nerūpi, bet taip, tu ateini į darbą, ateini į parduotuvę, ateini į bet kokį ten, nežinau, pristatymą ar ten, nežinau, whatever, parodos atidarimą ir tu matai, kad niekur čia daug nepasistumėta ir viskas eina vėl tais pačiais pėdsakais, seka su tais tie patys dėdės ir vis siekiančios kažkokio pripažinimo moteris, kur tarsi tas standartas, jisai net ir tokioj, net sakyčiau, gal ir net progresyvesnėje aplinkoje, net ir ten yra. Jisai, nes tu matai, kad apie tave sprendžia, kaip tu atrodai, dėl to, kaip tu atrodai. Oho, nu šito aš matai nelabai žinau, ne aš su žmonėm nebendrauju. Su plačiaja visuomenė ar kažkokios ratuose nesisuku, nes tam nebuvo. Nu, matai šitas tendencijas, jo. Taip. Tai taip liūdnai. Nu, aš nežinau, ar liūdna gaida, aš gal sakyčiau, jo, norėčiau kaip visą laiką kažkokį didaktinį momentėlį, tai gal net nedidaktinį, bet išreikšti tokį norą, kad iš tikrųjų, kad moteris, nu, šiaip pasitrauktų biškį nuo to liberalaus feminizmo ir nustotų tarnauti grožio industrijai ir parodytų vidurinį pirštą ir tiesiog. Ir aš žinau, kad tai yra sunku, bet bent jau viena kitos, nežinau, kažkaip, ir ne iš tos pusės, kad viena kitos nekritikuotų būtent iš tos pusės, kai moteris kažko netitinka standarto, va tada nekritikuoti. Jeigu aš mielai kritikuosiu, jeigu persistenginės, tada tai aš kritikuosiu vien todėl, kad tai nėra emancipacija, tai yra kelias atgal. Aš visiems linkėčiau emancipuotis. Nu. Ir atmesti šitą. Ir čia nieko nėra apie smerkimą. Nieko neturi bendro yra apie smerkimo. išsilaisvinimą. Taip. Taip, būtent. Ir nėra čia ko kaltinti. Tai va, tai taip ir baigsim šitą ne epizodą. O gal tiesiog ne visai tipiška mūsų, kiek galima vadinti tipiškus, čia mes dar tik tai trečią kartą, seriją. Bet nebūtinai konkrečiai apie kiną jis buvo. Bet galbūt jisai taps preliudu į kitą seriją. Taip. Pasižiūrėsim, apie ką bus toliau. Tai viso geriausio. Ačiū, kad klausėt. Viso.